vakaras. Sakykite, ar jūs esate Rita Pliuškevičienė? Kas yra? Aš pas jūs pildžiau Tele2 už 10 litų. O kas čia? Ar galima apkeisti operatorių? Man reikėjo, tiesą sakant, bitės tinklo. Galite pakviesti parduotuvės administratorę, ką nors? Aha. Labas vakaras, aš norėjau bitės papildymą, bet netikėtai suprantate, apsikvailinau. Mes jum apkeistume, bet tai pavyzdžiui, kaip mums Jūs nesat garantuota, kad jisai nepanaudotas. Jis nėra panaudotas, gink Dieve, aš suprantat. Čia tiesą sakant, aš draugui norėjau papildyti, tai jis man davė pinigus. Ir aš dabar tikrai negaliu jum apkeisti ir nežinau. Čia prieš 15-20 minučių pirkau. Aš nuėjau į namus ir susiprotėjau, kad net tą tinklą nupirkau. Nenoriu už 10 litų nusipirkt papildymą. Tai gal pirk žmogus, kuris nors už 10, tegu pasideda kasininkė šalia. Nu tai ne, tai mes parduotume, bet sakau, man reikia va dabar įsitikinti, kad jisai yra tiesiog... Tai dabar man rašyti raštiškai prašymą, kad jūs pakeisti, ar galim gražiuoju, tai. Nes aš nesakau, ar aš panašus į tą čiukštį, kuris dėl 10 litų aukosis dabar žeminsis. Gal jūs naudojatės Tele2 nusipirkti? Labas, ko? A taip, labas už 10 litų. Ačiū Jums už pasitikėjimą. Gero vakaro.